Sveiki, bičiuliai. Aš esu Justinas Žilinskas, knygos Bėgliai jūrų keliais į Ameriką autorius. Ši knyga neseniai gavo metų knygos paaugliam apdovanojimą, gavo ir vadinamosios Tarptautinės ir vaikų jaunimo literatūros asociacijos geriausios knygos premiją. Tai yra, ši knyga tikrai yra įvertinta, bet aš suprantu, kad jum, jauniems žmonėms, kurie ieško, tas įvertinimas nebūtinai toks jau yra svarbus. Taigi, kodėl vertėtų paskaityti mano Bėglius? Pirmas dalykas. Šita knyga pasakoja apie jūsų prosenelių arba mano senelių keliones, ką jie turėdavo patirti, jeigu norėdavo iš Lietuvos nukeliauti į Ameriką, maždaug prieš 110 metų. Tai reiškia, jie turėdavo nelegaliai kirsti sieną, susidurti su žandarais, patirti įvairiausius nepatogumus, važiuoti traukiniu, 2 savaitės plaukti laivu, laivas aišku supa ten visiems blogai, vemia, paskui kai atsigauna vėl kas nors muštynės, dar kas nors peštynės ir patys visokiausiai įvairiausi dalykai. Kitaip tariant, šita knyga yra ir istorinė, ir nuotykinė. Joje viena vertus aš kruopščiai remiuosi faktais, kuriuos surinko Lietuvos jūrų muziejaus istorikas Daumantas Kilkys. Kita vertus, aišku, leidžiu fantazijai, tarsi kokiame Holivudo filme lietis ir mano veikėjai patiria pačių įvairiausių nuotykių. Kas tie mano veikėjai? Tai 2 19-mečiai. Vienas iš jų vardu Jokūbas, kuris yra turtingo ūkininko sūnus, turtingesnio ūkininko sūnus, kuris turi bėgti iš Lietuvos dėl caro persekiojimo. O veikėja, jo bičiulė kelyje, tai yra Veronika, nuskurdusio šlėktos dukra, kuri irgi Lietuvoje nemato jokių perspektyvų ir jam reikia ten keliauti. Dar vienas svarbus elementas, šita knyga yra gausiai iliustruota ir iliustracijas paišė nuostabi dailininkė Ūla Šveikauskaitė, kuri iliustruoja netgi tokius leidinius kaip The Guardian. Taigi knygoje tekstas kartais pavirsta komiksu, kartais pavirsta tiesiog plačiai iliustracija ir jūs ne tik skaitydami patiriate kelionę, bet ir žiūrėdami įvairiausius paveikslėlius. Tai štai, tai aš manau, kad šią knygą perskaityti visiems, kurie domisi istorija, turėtų patikti. O jeigu nesidomit istorija, galbūt jums patiks nuotykiai, gal jums patiks meilė, kuri aišku įsižiebia tarp veikėjų. Na ir šiaip, sako, jinai skaitoma lengvai, maloniai, bet tuo pačiu suteikia nemažai žinių. Tad smagaus skaitimo. Iki.